Labadiena. Labadiena. Norėčiau kalbėti su prokuroru Donatu Puzinu. Klausau jūsų. Patrukdė Linas Gudzinskas. Taip, malonu. Kaip intensyviai jūsų ieškomas. Ieškomas. Norėjau jūsų paklausti, jūs esat gavę mano daiktinius įrodymus, kuriuos dar ir sesuo mano siuntė, mokesčių inspekcijos pažymą, kad nėra įmonė skolinga nei lito už tą laikotarpį, kai buvo už savininkas ir vadovas. Sodros pažymą, kad nėra nei lito skolos. Ne, tai ką siuntėt jūs, ką siuntė jūsų sesuo, mes viską esam gavę ir prie bylos tai yra prijungta. O tai klausykit, iš kur tada iškyla tie visi įtarimai? Kieno pagrindu? Jūs klausėt, kokiu pagrindu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas? Tai kas nustatė, kad, sakykime, yra kažkas tai padaryta? Tai mokesčių inspekcija nustatė. Tai mums pranešė ir jų pagrindu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai kad jūs meluojat, nes mokesčių inspekcija negali man duoti pažymos, kad... Na, jūs turite teisę susipažinti su bylos medžiaga ir visą ją paskaityti. Gerbiamas prokurorė, aplinkybės, kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, aš žinau. Ir žinau, kieno tai buvo padaryta iniciatyva ir kam ir kas tai yra suinteresuotas. Nes jums ten skundė yra ir rašoma, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas yra buvusių FNTT pareigūnų Justeikas ir Butkevičius. Na, jūs klystat, jūs susipažintumėt su bylos medžiaga, tai visai kitaip ten jums atrodo, nes buvo mokesčių inspekcijos patikrinimo aktas. Tai klausykit, o ką tik... Dėl EOS veiklos, būtent, ir dėl jo pagrindų buvo pradėtas ikiteisminis, bet... O kaip gali... Mums reikia atlikti vieną formalų veiksmą ir viskas, ir priimti bylos sprendimą, ir jūs mums trukdot jį atlikti, o kad byla neteisminga, aš nemanau, kad keliaus į teismą, bet mes turim tai padaryti. Aš tik noriu vieną dalyką jūsų paklausti. Gerbiamas prokurorė, teisiškai jūs žiūrėkit į tai, ką jūs veikiat. Pirmas dalykas, aš turiu pažymas išduotas tos pačios mokesčių inspekcijos, kad aš nesu net pažeidimo administracinio, o ne tai, kad nusikaltimo padaręs. Pirma. Antra, kad mano sveikatos būklė tuo metu, aš nieko neatsimenu. Aš nesu padaręs nusikaltimo, bet aš nieko neatsimenu. Ir jūs norit nustatyti, kaip savo rašot nutarime, kad šiuo metu ar gali būti suvokti savo veiksmais. Tai kas iš to, kad aš šiuo metu suvokiu, bet aš neatsimenu, kas tada buvo? Nu, tai jūs atvykit ir apklausoje pažymėkit ir viskas baigsis. Aš nesuprantu, kokiame sunkumas yra, kad taip negalima to padaryti. O klausykit, pirmadienį aš noriu asmeniškai jum, o ne tai korumpuotai mergai, kuri ten iš tikro online. Aš kaviniai susitinku su Justeika ir Butkevičium, šalia prie staliuko valgo jie blynus ir už 15 minučių Jančiūtė skambinėja mano motinai ir daro psichologinį spaudimą. Ir taip kelis kartus aš iš dienos stacionaro Vilniui išeinu, pakeliui eidamas važiuoti namo, užeinu į kavinę, tie atvažiavę ten kelis kartus tai buvo ir čia nesutapimas. Po to aš jau liudyti byloj už savo brolio sūnų liudyti byloj. Ir jie, kad aš neliudyčiau, atvažiavo būtent tą rytą mane išsivežti iš namų, kad aš liudytojų nenueičiau. Ant tų advokatų nepasakyčiau, kaip yra. Mane į tų advokatų bylą STT kvietė kaip liudytoją. Aš nenuėjau kaip durnius, nenuėjau paliudyti, kad jie yra tokie ir anokie, kad jie ten pidarastai korumpuoti. Ir dabar jie, aš nežinau, reiškia, ant manęs inicijuoja taikyti teisminį tyrimą. Nu nesąmonė, tai aš galiu ateiti, aš jums atsinešti krūvą daiktinių įrodymų, kad ten nėra ikiteisminis tyrimas, ten yra susidorojimas, bet aš noriu ateiti pas jūs asmeniškai, o ne pas tą korumpuotą mergą, kuri ten iš tikro už saldainius ten tiem buvusiam savo tiem kolegom kažkokias paslaugas daro. Nu tai aš taip irgi norėčiau, nes jūsų brolis skambino irgi žmogus, tai aš tą patį būčiau paaiškinęs, atsakykite, aš paaiškinsiu situaciją, kokia yra, jeigu norite, aš jums parodysiu bylos medžiagą, kad mes privalom tai atlikti, mes negaliu pradėti byloj taško neatlikus visų veiksmų iki galo. Aš dar kartą sakau, buvo tas laikotarpis, už tą laikotarpį aš turiu medicininę pažymą. Jūs norite dabar nustatyti, bet dabar tai aš nevadovauju EOS. Ir aš suprantu, kad jinai buvo parduota, bet mes įtariam, kad sandoriai buvo fiktyvūs, kad jie realiai nevyko. Tai, kas buvo popieriuose apiforminta, tai buvo padaryta, bet tai atliko ne EOS, o kiti asmenys. Mes neneigiam, kad tai nebuvo pastatyta, namai ten stovi, ar ten statybos paslaugos nebuvo atliktos, bet mes teigiam, kad tai atliko ne EOS. Tai klausykit, gerbiamas prokurorė, tada iš esmės kitaip darykim. Pagal Europos bendrijos teisę aš prašau jum, kad jūs skirtumėt statybos
ekspertizės. Bet tai kam jas tirti, kad mes neneigiam, kad buvo atlikta, pastatai pastatyti, mes neneigiam. Tai ar jūs duokite elektroninį paštą, aš jums atsiųsiu gal 100 nutarčių ir Lietuvoje administracinių teismų. Ir dar, kad jūs norit įrodyti, kad žmogų prispausti prie sienos, kad jis pasakytų, aš nusikaltau. Aš nenusikaltau. Aš padariau tuos darbus už tą laikotarpį. Aš veikiau, aš dirbau ir aš mokesčius mokėjau. Tam buvo pasamdyta buhalterė, kuri skaičiavo, kad viskas būtų teisingai sumokėta. Aš tuo metu nei paskaičiuoti, nei suskaičiuoti. Aš važinėti dirbti galėjau, aš dirbau. Ir paskaičiavimus teikė valstybei ir mokesčius mokėjo buhalterė, kuri yra atsakinga už teisingą buhalterijos pateikimą. Aš už sandorių teisingumą buvau atsakingas. Aš teisingai tuos sandorius vykdžiau. Ir dabar jūs, reiškia, norit nuneigti, kad tų sandorių nebuvo. Tai va aš ir prašau, už buhalterijos teisingumą ir paskaičiavimą, kai buvo teisingai sumokėta ar ne, atsakinga buhalterė. Jis suskaičiavo teisingai ir sodra, ir mokesčių inspekcijai viskas sumokėta. O už sandorių tikrumą aš atsakingas, tai aš ir prašysiu, kad jūs visą tą įrodytumėt, kad jų nebuvo. O jeigu jie buvo ir jūs neneigėt, tai tada kokiu pagrindu jūs mane kaltinat? Jeigu jūs pats sakot, kad jie buvo, tai jie tikrai buvo, jie tikri, tai jūs tada kokiu pagrindu? Tai aš dar kartą sakau, jums atsiųsti kiek nutarčių, kad jums būtų išaiškinta. Aš suprantu. Tai jūs gal galite rytoj iš ryto pavadinti, rytoj atvykti? Rytoj 9 tikrai fiziškai negalėsiu, nes man dienos stacionaras. Pirmadienis? Pirmadienį galėsiu. Tarmės pirmadienį 8:30. Ar galima vėliau, nes 8:30 tikrai nespėsiu. 11 valandai tikrai. 11 valandą, gerai? Tinka 11. Tai pirmadienį 11 valandą, jūs žinote, Kauno miesto apylinkės prokuratūra Maironio gatvė 30. Rasiu. Ten budėtojai pasakysit mano pavardę ir aš ateisiu ir pasiimsiu. Tvarkui. Tai man dabar iš esmės, ar man reikia su advokatu važiuoti, kad reiškia jūs ten kažkokius įtarimus ir vežtis kažkur norėsit, ar aš ateinu parodymus duoti ir išėti? Ne, niekas jūsų nesulaikinės, niekas jūsų niekur nesiveš. Aš jums paaiškinsiu situaciją ir galbūt nusiraminsit mažiau emocijų. Tvarkoj, pirmadienį 11 tada pas jūs atvykstu. Gerai. Visą gerą.